Tai dar sykį labas vakaras, kas prisijungėte. Šiandien tema sugalvojau, kad vis dėlto reikia pakalbėti apie tai, kaip apsiskaičiuoti savo pajamas, ką mums duoda klaudai, ne? Nes klaudus turime ir kaip maždaug išsiskaičiuoti, kada mes išeisim į tas norimas savo pajamas. Tai vat, kaip apsiskaičiuoti? Mes savo kabinete matom kiekvieną savo hubą, kiek jisai primainina. Kadangi aš 2 dienas nedariau claim išvedimo, tai aš matau prie kiekvieno hubo, kiek per 2 dienas tas hubas primainina. Tai kai mes įskleidžiam informaciją, tai mes matom, reiškia, kiek tas hubas ar tai per dieną, ar tai per 2 dienas primainino, mes matom to hubo galingumą ir mes matom, kiek jisai dienų dirbs tas hubas. Tai va šiandien pagal šitos visus rodiklius, aš paėmiau vieną hubą kaip pavyzdį, pagal šitos rodiklius mes ir pabandysim pasiskaičiuoti, kiekgi mes iš vieno hubo galim uždirbti ir maždaug per kiek laiko mes galim išeiti į tam tikrą pajamų kiekį. Tai va šitą pavyzdį aš pasiėmiau, tai yra pilnai visiškai dar neužkrautas hubas, jis yra tuščias, kadangi aš matau, kad jį galiu užkrauti už 2200, matau, koks galingumas ir kiek yra dienų. Tai va šito pavyzdžio dėka mes ir paskaičiuosim. Tai noriu pasakyti, kad gera žinia yra ta, aš sužinojau visai neseniai, čia iš webinaro, kad mūsų šitie hubai, kuriuos mes nusiperkame, jie pasirodo mums dirbs ne tik 3 metus, jie dirbs ir ilgiau, po 3 metų jie tik mums atiduos pinigus. Tiek, kiek mes šiandien įdėjom CLF monetų, visas monetas po 3 metų atiduos. Ir vėl tas hubas bus tuščias, mes jį vėl užkrausim. Tai aš taip, kai sužinojau šitą žinią, tai labai apsidžiaugiau. Kodėl? Todėl, kad į tą hubą mes galėsim įkrauti vėl ant to pačio kiekio eurų CLF monetų. Bet aš tikiuosi, kad po 3 metų CLF moneta bus brangesnė. Ką tai reiškia? Vadinasi, mes gausim tą patį kiekį monetų, ką įkrovėm, o atgal įdėsim mažiau. Nu, tarkim, pafilosofuokim. Jeigu šiandien maždaug $2 moneta ir mes užkraunam nusipirkę monetų už $2, o gausim, tarkim, po 3 metų lygiai tą patį kiekį, bet moneta kainuos $4. Tai ką tai reiškia? Kad mes gausim tą patį kiekį, ką įdėjom, įdėsim atgal į hubą pusę, todėl kad į tą hubą tilps tas pats eurinis kiekis, o pusę monetų parduosim ir tai dar papildomos pajamos. Tai va šita žinia tikrai yra džiugi. Dabar paskaičiuokim, kaip išsiskaičiuoti, ką mes gausim. Tai ką mes imam? Kadangi koeficientas yra, kaip aš ir sakiau, va šitas koeficientas yra pririštas prie euro, tiek, kiek gali įtilpti eurais CLF. Tai šiandien, jeigu pas mus yra $2 maždaug, kaip aš ir sakiau, tai mes skaičiuosim, kiek šiandien įdedam CLF ir kokias pajamas mums duoda. Tai reiškia, kad mes dabartis nusiperkam biržoje maždaug po $2, kaip ir sakiau, galingumas hubo išlieka visam laikui, tai jeigu aš šiandien nusipirkau už 5,8, tai vadinasi, jis bus visus 3 metus ir jis dirbs ir toliau su tokiu pat galingumu. Tik užkrovimą mes krausim mažiau monetų pagal tos dienos kainą. Tai po 3 metų, kaip ir sakiau, mes hubą užkrausime iš naujo. O kiek šitas hubas mums generuoja CLF? Tai va, kaip pavyzdys. Reiškia, koeficientas 5,8 ir mes matom prie hubo, kiek jisai maždaug dienų, nu tas ciklas, kiek jisai dirbs. Tai imam koeficientą 5,8, daliname iš dienų skaičiaus ir gauname kažkokį koeficientą. Tai dabar kaip mes toliau su šito koeficientu elgiamės? Tai reiškia, jeigu šitas mano hubas už 1100, į jį aš galiu užkrauti CLF už 2200 eurų.
Tai jeigu įmat, kad paprašiau skaičiuoti $2 vienas CLF, vadinasi, į hubą aš įdėsiu 1100 CLF. Dabar 1100 CLF aš dauginu iš gauto koeficiento ir gaunu, kiek man prikapsės CLF per dieną. Šiek tiek kartais šitas kiekis šiek tiek keičiasi. Bet jeigu jūs kiekvieną dieną darysit išvedimą, pamatysite, kad nėra konstanto. Ir mes priėjom išvados prie tos, kad jeigu biržoje moneta šiek tiek pakyla, tai va čia CLF mums mažiau prisiskaičiuoja. Kodėl? Todėl, kad eurinė išraiška vis tiek prisiskaičiuoja tiek pat. Bet jeigu eurinė išraiška prisiskaičiuoja tiek pat, tai vadinasi, kiekinė išraiška turi šiek tiek sumažėti, todėl kad pririšta viskas prie euro. Tai jeigu mes įsiskaičiuojam, kiek eurais tai sudaro, vadinasi, monetų kiekis gali šiek tiek sviruoti. Ir dabar skaičiuojam, jeigu žinom, kiek per dieną, tai pasidauginam tas CLF kiekį iš metinių dienų skaičiaus ir gaunam, kad per metus man šitas hubas atneš 2360 CLF. O tai reiškia, kad į mėnesį maždaug 196 CLF arba $393. Tai va šitokiu būdu mes galim pasiskaičiuoti, kiek kiekvienas hubas man neš pajamų. Dabar sakiau, paimsiu ir pasiskaičiuosiu savo krepšelį. Kadangi turiu šiandien 6 hubus, 4 aktyvus, o 2 ne. Tai va tiesiog ir pasiimu. Hubų vertė šiandien pas mane eurinė išraiška yra 3520 eurų. Tai yra 2 mažiukai hubai, net 2 pliusiukus pridėjau. 2 po 550 ir 2 hubai po 1100. Tai va iš viso vertė hubų yra 3520. Dabar maksimaliai, kiek aš galiu užkrauti į šitos hubus, tai yra už 7040. Kadangi aš neturiu šiandien 7040, pas mane yra užkrauta, kaip matote, tik tai 40,76%. Tai va iš va šito aš skaičiuoju toliau, kad jeigu užkrauta 40,76, tai va šitas užkrautas kiekis man generuoja per dieną 9 CLF arba $18 į dieną. Kai užkrausiu 100% hubus, po truputį užkrausiu, tada visi hubai, kurie bus užkrauti ant 7000 eurų, generuos į dieną 22 CLF arba $44, jeigu CLF kainuos $2. Tai mano mėnesinės pajamos faktiškai yra 1336. Aš paskaičiavau neskaidydama į 60 ir 40%. Todėl, kad 60% mes žinom, kad galim išsivesti čia ir dabar, o 40%, jeigu mes nedarom reinvesto, tai mūsų pinigai ateis mums po 3 metų. Bet tai irgi yra mūsų uždarbis. Ir jeigu pakils kaina, tai mano tas kiekis, kuris guli 3 metus, taip jisai guli, bet kainai pakilus vertę atneš dar didesnę. Tai va čia yra mano hubų paskaičiuota vertė ir aš dabar galvoju, tai per kiek aš laiko čia galiu tą viską pasiekti. Tai kada pasieksiu rezultatą, kurio aš užsibrėžiau, $1336 į mėnesį. Tai jeigu kas mėnesį aš reinvestuosiu, tai pasieksiu tikrai greičiau. Bet jeigu aš neimu šito reinvestavimo kas 2 savaitės, kas 3 savaitės, tiesiog išskaičiuoti yra sunku, tai aš tiesiog paėmiau paprastą matematiką ir pasidauginu ir gaunu, kad po 4-5 mėnesių aš išeinu į savo norimą rezultatą. Kadangi 9,8, 30 dienų, tai man šitiek pajamų neša per mėnesį ir maždaug kas mėnesį aš darau reinvestavimą, maždaug
po 4-5 mėnesių. Bet aišku, reinvestavimą galima juk daryti nuo 30 CLF, o 30 CLF tai man čia išeina 4 dienos. 4 dienos reinvestavimas, 4 dienos reinvestavimas. Po kažkiek laiko bus 3 dienos reinvestavimas. Ir šitokiu būdu aš užsiauginu savo pajamų krepšelį tokį, kokį noriu, ir jau galiu daugiau pinigų nebedėti, bet iš tų pačių. Tai va šiandien labai norėjau jums parodyti, ką reiškia šitie mūsų, ne tą skaidrę rodau, mūsų šitas koeficientas, kuris yra pririštas prie mūsų, ką reiškia dienos, ir mūsų Viki tame skyrelyje, kur yra aprašytos visos tvarkos, būtent ir įrašyta, kad mūsų hubai dirbs ir toliau. Tai vat perskaičius šitas žinias, tai tikrai darosi labai smagu, kad net 3 metams mes nusiperkam juos, bet nusiperkam daug ilgesniam laikotarpiui. Tik aišku, reikia nepamiršti, kad po 3 metų, kai jisai jau bus tuščias ir atiduos pinigus, kad jį vėl užkrauti reikės ir kad jisai dirbtų mums vėl toliau ir generuotų toliau mums pajamas. Tai va šiandien norėjau tiek parodyti. Galbūt turite kokių klausimų, tai galite įsijungti mikrofoną, klausti. Galbūt iš šitos temos kažkoks kyla klausimas, ko aš nepaminėjau, arba kažkur tai kažkoks neaiškumas yra. Šiandien irgi eksperimento būdu, tiesiog ką tik prieš webinarą bandėm su vienu kolega daryti transakciją viduje. Kadangi viduje, kaip daryti reinvestavimą per Matic sistemą, aš jau rodžiau ir ne vieną kartą dariau įrašą, tai šiandien pabandėm padaryti vidinį pervedimą pinigų per Matic tinklą kitam kolegai. Bet kadangi tai buvo ne sponsorius į viršų, bet į šoną, ir pasirodo, kad šitos transakcijos viduje padaryti neleido. Per Matic tinklą viduje iš vieno akaunto į kitą daryti pasirodo negalima. Dar padarysime eksperimentą tiesioginiam sponsoriui, ar leis padaryti. Vadinasi, sistema yra labai gudri. Tu sau gali pasidaryti pigiau per Maticą, ne? Kitam žmogui mėtyti negali. Eik į biržą, išsivesk, biržoje pagal rinkos kainą parduosi, arba tiesiog iš biržos atgal savo kitam pervesi, šitokiu būdu duosi uždirbti ir biržai, o dar vienas dalykas, biržoje yra judesys ir tai yra pasiūla paklausa. Tai čia yra, sakyčiau, kad labai gudriai viskas padaryta, mums kartais atrodo, kad, blogai, ir man buvo šokas, kai nelabai supratau, kodėl taip negalima daryti, bet kai pasigilini toliau, tai pasirodo, kad viskas apgalvota ir, sakyčiau, galbūt ir teisingai padaryta tam, kad būtų judesys. Tai va, tokių niuansų mes atrandam darydami praktinius veiksmus, darydami pavedimus patys savo, bandydami pervesti kolegai, ir tada susiduriam su kai kuriomis neaiškumais, klausimais ir tada gilinamės, ar galim, ar negalim, kam galim ir kam negalim. Tai va, šiandien tokie atsirado niuansai. Tai klauskite, gal kažkas turite kokių klausimų, kokių aš dar ir nežinau, tai gilinsimės, aiškinsimės per kitus mokymus, tada irgi gilinsimės toliau. Ar supratote, kaip galit pasiskaičiuoti kiekvieną savo hubų grąžą? Aš manau, kad iš tų pirmų skaidrių jūs lygiai taip pat pasiimsit koeficientą, išsivesite, dienas matote. Viskas yra Viki puslapyje. Taip, ten viskas kol kas anglų kalba, bet mūsų Google vertėjas tikrai verčia visom kalbom ir galim išsiversti, nes ten yra absoliučiai viskas aprašyta. Viskas. Ačiū labai, viskas buvo išsamiai paaiškinta, viskas labai gražiai. Tai ačiū, tada stabdau įrašą.